Pirmas rytas buvo visai neblogas. Mačiau patiną su 4 patelėm ir 2 jaunuolius. Su pirmais ragais. Bet lauke rūkas. Su termometriu gerai. Bet rūkas ir negalėjau tinkamai apžiūrėti. Vertins. Lyg taip pagal viską turėtų būti selekcinis, bet matysim, gal kitą rytą pavyks apžiūrėti. Girdisi 4 patinai per mišką, vienas tai labai brandus, bet ten neprieisiu, ten per tankus miškas. Na, o toliau bandau persikelti į kirtavietę, pasižiūrėsim, gal ten kas nors sugrįš. O mano nužiūrėtas jaunuolis šneka patelės gainė, tai pasižiūrėsim, gal jis man dar kažkur išlys. Na ką, apibendrinus, pirmas rytas visai smagus. Mačiau vieną gerą patinėlį, gražų patinėlį. Nežinau, nespėjau žiūrėti per rūką, kas ten per ragai. Bet kaip žinot, jeigu nematai ragų, nešauk. Tai pasižiūrėsim, gal pavyks kitą kartą jį pagauti. O dabar pirmam kartui tiek. Pirmos dienos vakaras. Keliauju į šviežią biržę. Rytą tėtis buvo toj pusėj. Girdėjo būbent elnę. Gal balsą nieko ypatingo, bet norėtųsi pasižiūrėti. Gal jaunas selekcinis. Matysim, kaip pasiseks. Šiandien oras gan šiltas. 25 laipsniai dabar. Tai yra žiauriai per daug tokiam metų laikui. Bet žiūrėsim. Lygtais atrodo, nors labai šilta, bet atrodo, kad ruja po biškį įsibėgėja, veiksmas vyksta. Matysim, kaip šį vakar seksis. Na ką, pirmas vakaras baigėsi. Jau mašinoje. Veiksmo buvo, gal truputėlį kitokį negu tikėjausi. Toje biržėje, kur sėdėjau, tai buvo tik tais elnio patelė su jaunikliu. Pasirodė ir 2 stirnos. Veiksmo jokio, išskyrus tai, kad būrys ančių nusileido vidury biržės. O šiaip, jau grįžtant, jau po 9 nusiėmiau, jau grįžtant link mašinos, būrelis elnio patelių, 8 kartu su jaunikliais, vidury lauko ganės jau išėję ir pro mane gan netoli, 130 metrų praėjo jaunuolis elnės. Jo patelės išėjo iš kitos biržės, jau maitintis, o patinas liko saugot savo teritoriją. Tai va, tai dar toliau girdėjosi kitoje miško pusėje dar vieno patino balsas, bet tai va, du patinėliai. Ar čia dėl to, kad oras labai šiltas, ar dėl to, kad šiandien pilnatis, bet veiksmo mažai. Tai va, tai pirma diena baigėsi taip.